Mes šiais metais su Hanzo brandu išleidom apie 10 000 eurų ant influencerių. Hanzo. Tai, ką mes įsinešėm. Pirma ir, manyčiau, svarbiausias dalykas, tai skaičiuokit jų CPM-us. Kas yra CPM-as? Tai yra, kiek kainuoja parodyti reklamą 1000 žmonių. Mes CPM-us skaičiuojam Google Ads'uose, Facebook Ads'uose, visur. Tai reikia ir su influenceriais skaičiuoti. Kad tai padaryti, reikia paimti, jeigu, pavyzdžiui, Reels'ą užsakinėjom, tai paimti paskutinius jų 10 Reels'us ir būtent žiūrėti Reels'us, kur jie kažkokius kitus brandus reklamuoja, nes labai dažna tendencija, kad jeigu tai būna reklama, tas video surinks mažiau views'ų. Tai sakom, kažkoks influenceris vidutiniškai renka 10 000 views'ų. Tada paimam jų siūlomą kainą ir pagal formulę paskaičiuojam CPM. Taip jūs objektyviai galėsite įvertinti, ar jų reklama apsimoka. Nes pamatysite, dažnu atveju apsimoka imti kažkokį daug didesnį influencerį, nes jų CPM'as realybėje yra daug žemesnis nei kitų. Tai čia, sakyčiau, svarbiausias dalykas. Skaičiuot kiekvieno influencerio CPM-ą ir lygint tarpusavį. Tada antras dalykas, kas labai nustebino, tai kad tas influenceris neturi būti mūsų produkto kategorijoje. Tai jeigu pas mus, pavyzdžiui, kitchenware brandas, mums nebūtinai reikėjo imti šefus arba kažkas, kas gamina. Realiai svarbu tiesiog, kad jų auditorija atitiktų mūsų amžiaus grupiai. Nes reikia suprasti, pavyzdžiui, kad mūsų auditorija yra ten 30+, žmonės, kurie gamina namie. Jie nebūtinai turi žiūrėti gaminimo kontentą, kad nusipirkti keptuvę. Mums tiesiog svarbu realiai amžiaus grupė. Tai irgi reikia tiesiog neužsiciklinti ties savo kategorijos influenceriais, nes tai ypač Lietuvoje labai limituoja. Ir trečia, iš pelno atžvilgio nebuvo kažkokio wow rezultato. Palyginus su Facebook Ads'ais, jie tikrai neperformino taip gerai. Todėl irgi rekomenduočiau, jeigu dar nesiekėt 100-200 per mėnesį, neimčiau influencerių. Influenceriai labiau padeda ties brandingu, awareness ir pasitikėjimu. Kas kol nepasiekėt to tokio brando stadijos, nėra taip svarbu, kaip tiesiog dabar pasiekti scale.